Sveiki atvykę į Parkside dirbtuves. Mano vardas Filipas, šiandienos Pasidaryk pats projekte mes gaminsime nematomą stalą. Su juo gali pakerėti savo svečius. Taip vėliau turėtų atrodyti nematomas stalas. Kaip visada, reikiamas medžiagas ir įrankius rasi žemiau esančioje instrukcijoje. Pradedame pjauti tašus naudodami traukimo ir skersavimo pjūklą. Kai tašai yra patrumpinti, su nardinamuoju pjūklu išpjaunu MDF plokštes išoriniams pusėms. Taigi visos dalys yra supjaustytos ir dabar galime išorėje prie ilgų šoninių dalių prisukti vertikalius tašus. Kai tašai yra pritvirtinti, gali trumpašoninės dalis iš išorės prisukti prie tašų. Taip suformuosi dėžę. Dėžę sutvirtiname likusiais tašais prieš tvirtindami dangtį. Dabar galime ant šoninių dalių kraštų aplinkui užklijuoti dvipusę lipnią juostą ir ant jos priklijuoti aliuminio lakštą. Kai aliuminio plokštė pritvirtinta, pereikite prie veidrodžio. Užklijuok lipnią juostą ant galinės veidrodžio pusės ir užtepk montavimo klijų ant dėžės pusės. Tada gali labai atsargiai pastatyti veidrodį į vietą. Labai tinka. Dabar paliekame montavimo klijus šiek tiek išdžiūti, o po to galime nuimti lipnią juostą. Ir štai galutinis rezultatas. Parašyk man komentaruose, ar dabar dar puoštum stalą, ar leistum jam atsiskleisti pačiam. Ir tiesiog imkis veiklos. Tau pavyks.